Juozas Kasperavičius Visvydas. Kalbėdami apie partizaninį karą, ta kulminacija visada ta pasiekta, tokia viršenybė, ko partizanai nuo pat pradžių siekė, tai buvo vieninga organizacija. Ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, kuris įkuriamas 49 vasarį, buvo tas taškas, tas atraminis, kuris pasakė, štai, mes turim vieningą organizaciją, kuri jungia visos Lietuvos laisvės kovotojus, tiek ginkluotus, tiek neginkluotus, ryšininkus, rėmėjus. Ir tam tikra tokia suburiama savo visuomenė, ta laisva Lietuva, netgi kaip jie sakydavo, jeigu toje okupuotoje Lietuvoje, mes turim savo Lietuvą, tą savo valstybę. Ir tą pagrindžia įvairūs dokumentai. Aišku, mes galim kalbėti visų pirma apie deklaraciją, kuri jau pripažįstama teisės aktu, galim kalbėti apie įvairias nuostatas, kurias jie ten priima. Ir viena iš tų nuostatų yra priimamas nutarimas, kad aukščiausių apdovanojimų partizanai bus įvertinami laisvės kovotojo karžygio vardu. Lietuvos laisvės kovų sąjūdis 1949 m. vasario 16 d. tarybos prezidiumo nutarimu Juozui Kasperavičiui Visvydui suteikė laisvės kovotojo karžygio vardą. Ir tas sprendimas priimtas, gana sąmoningai. Viena vertus, kad įkvėptų kitus, kad mes girdime, mes matome tų auką, tų indėlį į laisvės kovą. Ir vadovybė tą sprendimą priima 49-ais. Tai per šitą laikotarpį mes turim nuo 49 ir paskutiniajam suteikta 50-aisiais, vadinasi, per 2 metus yra suteikiami 8 laisvės kovotojo karžygio vardai. Ten buvo svarstomos įvairios kandidatūros. Net tiesiog kai kurie partizanai teilaudavosi duomenų apie vieną ar kitą kandidatą. Rinkti duomenis, rinkti tas nuopelnus. Tiesiog jie svarstomi, kaip pavyzdžiui, toks buvo Jonas Misiūnas Žaliasis Velnias buvo minimas tarp kandidatų, rinkti medžiagą. Arba tai yra buvęs Didžiosios kovos apygardos vadas. Arba, pavyzdžiui, Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus slapyvardžiu Montė. Jis irgi buvo tarp tų svarstomų kandidatų. Taigi ten buvo, tiesiog būdavo žiūrėjama dažniausiai tuos pirmuosius vadus, kas galėjo pretenduoti į tą. Bet sakau, ir tas buvo pastoviai užsimenama, matos, kad dokumentos, bet neprieita, neišrinktas tas kandidatas, kuris būtų vėliau gavęs šitą vardą. Lietuvos partizaninio karo istorijoje nedaug laisvės kovotojų, kuriuos būtų galima pavadinti ideologais. Pietų Lietuvos partizanų vienytojas ir srities įkūrėjas Juozas Vitkus Kazimieraitis kartu su pirmuoju jungtinės Kęstučio apygardos vadu Juozu Kasperavičiumi Visvydu paklojo pamatus 1949 metais įkurtam Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui. Kalbėdami apie karžygius, vienas pirmųjų, kuris gauna šį apdovanojimą kartu su Kazimieraičiu partizanu, yra Juozas Kasperavičius Visvydas. Ir jo asmenybė tai yra vėlgi, jeigu vienas yra Pietų Lietuvos atstovas, kitas yra Žemaitijos atstovas. Ir abu jie yra pabrėžiami kaip ideologai. Tas pats Juozas Kasperavičius slapyvardžiu Visvydas. Pirmas jungtinės Kęstučio apygardos vadas. Būtent jisai buvo. Ir Žemaitis, kaip sakyti, į jo autoritetą įgerbė, kaip sakyti, vadovavos jo įvairiom gairėm ateities kovoje, būtent Jonas Žemaitis. Todėl neatsitiktinai Juozas Kasperavičius Visvydas, ir kuris turbūt greičiausia apdovanotas Žemaičio iniciatyva pirmas, o jo pavaduotas vanagas pasiūlė turbūt Juozą Vitkų Kazimieraitį apdovanoti, būtent karžygio vardais. 1945 metais įstojęs į partizanų gretas, Juozas Kasperavičius suvienijo Jurbarko, Tauragės, Raseinių ir Šiaulių kraštuose veikusias rinktinės. Su bendražygiais kūrė jungtinę Kęstučio apygardą. Juozas Kasperavičius partizanus laikė laisvės kovos vedliais, geriausiai išmanančiais rezistencijos aktualijas ir galinčiais šiai kovai vadovauti. Čia mes turim visą galeriją, ir Juozas Čeponis, ir Jonas Žemaitis, Juozas Kasperavičius, pirmasis jungtinės Kęstučio apygardos vadas,
Antanas Bakšys irgi iš mūsų kraštų kilęs, jis nebuvo vadas Kęstučio apygardos, bet jisai vakarų srities vadas. Leonardas Grigonis tapo prisikėlimo apygardos vadu po Petro Bartkaus, kai jisai buvo išrinktas į Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio prezidiumo sekretoriumi. Taip, ir Aleksas Miliulis, kuris irgi buvo vienas iš paskutiniųjų Kęstučio apygardos vadų. Tai čia mes turim tokią galeriją. Juozas Kasperavičius gimė 1912 m. rugpjūčio 17 d. Raseinių apskrities Jurbarko Valsčiaus Jokubaičių kaime. Baigęs gimnaziją mokėsi karo mokykloje, o 1937-aisiais baigęs Lietuvos karo aviacijos mokyklą buvo paskirtas į 2-ąją eskadrilę, dislokuotą Kaune. Tai jeigu kalbėtumėm apie Juozą Kasperavičių, tai yra žmogus, kuris iš tų nedaugelio 100 su trupučiu partizaniniam kare kovojusių partizanų, kurie turėjo karininko laipsnį. Ir jis tarnauja, baigė pradžiai karo mokyklą, vėliau baigė karo aviacijos mokyklą ir 38-ais jam suteikiamas leitenanto laipsnis. Taigi įsitraukdamas į kovą, jis jau ateina turėdamas, bent jau teorinių žinių, kas tai yra per dalykas tas karas. Prasidėjus karui, aviacijos leitenantas Juozas Kasperavičius ragino tarnybos draugus likti Lietuvoje. 13 lakūnų, su jais ir Juozas Kasperavičius, buvo vokiečių internuoti ir daugiau kaip pusmetį praleido vokiečių karo belaisvių stovyklose. Kitom aplinkybėm įsijungė Juozas Kasperavičius. Jis buvo tarpukario Lietuvos aviacijos leitenantas, kaip ir nesusiję aviacija, kaip matytume dabar su partizanais, bet jo įsijungimas visai šiek tiek kitoks. Artėjant antrajai sovietų okupacijai, su žmona ir dukrele Juozas Kasperavičius išvyko į tėviškę, Jurbarko Valsčiaus Jokubaičių kaimą. Kelis kartus su visa šeima rengėsi trauktis į vakarus, bet taip ir nepasiryžo palikti gimtinės. Bet jo kova nėra nuo pat pradžių 44 metai, kaip dalis, kurie nusprendžia jau įsilieti. Tai jo toks įsitraukimas irgi gana, iš tokių galbūt išskirtinesnių pasakojimų, kaip 45-ais jį su broliu areštuoja. Tiesiog matyt kaip karininkus ir yra vežami į Raseinius. Ir ten jie sugeba su broliu, yra toks imituojamas jiems tarsi pabėgimas. Ir jie bando bėgti, brolis yra nušaunamas, jis yra sunkiai sužeidžiamas. Ir tada yra atvežamas gydyti jau tų pačių saugomiečių, yra atvežamas gydyti į Biliūnų dvare buvusią ligoninę. 1945 m. pavasarį broliai Juozas ir Antanas Kasperavičiai buvo suimti. Stribams inscenizavus pabėgimą, Antanas buvo nukautas, o sužeistas Juozas paguldytas į Biliūnų dvare įrengtą karo lauko ligoninę. Jį partizanai išvaduoja iš ligoninės. Prieš tai jis buvo neįsijungė partizaninį pasipriešinimą, buvo sovietų suimtas, ten tos aplinkybės iki galo neaiškus, bet faktas, kad jis buvo vežamas, vėliau turbūt liepta bėgti, jisai sužeistas ir gydomas buvo ligoninėje, o partizanai susiorganizavę, kaip sakyt, nuginklavo apsaugą ir Juozą Kasperavičių išvadavo iš ligoninės. Biliūnų ligoninė, tai yra netoli dabartinių Raseinių. Tai būtent jisai išvaduotas ir tada įsijungė į partizaninį pasipriešinimą jau konkrečiai. Vietos partizanai, vadovaujami kapitono Juozo Čeponio, išvadavo Juozą Kasperavičių ir dar vieną sužeistąjį. Slapčia Biliūnų ligoninės medicinos personalas ir toliau gydė Juozą Kasperavičių bunkeryje, o po kurio laiko pervežė į Liaudiškių kaimo gyventojų Kosto ir Elenos Kušeliauskų sodybą. Čia yra sėkminga partizanų operacija, kai vadovaujant kapitono Čeponio, tų apylinkių jau tuo metu vado,
yra išlaisvinamas Juozas Kasperavičius iš ligoninės ir dar vienas partizanas. Pradžioj juos bunkeryje bando gydyti tie patys Biliūnų dvaro ligoninės gydytojai, ateina jau slapta gydo bunkeryje, vėliau pas patikimus žmonės. Ir jis išgyja, supranta, kad kelio atgal nėra. Jis yra tas, kuris jau buvo bandoma areštuoti ir kuris pabėgo. 45 rudenį jis jau stoja į partizanų gretas. 1947 metais įkūrus jungtinę Kęstučio apygardą, jos vadu paskiriamas Juozas Kasperavičius. Jis turėjo keletą slapyvardžių – Šilas, Angis, Visvydas. Bendražygiai prisimena, kad jis buvo visuomet tvarkingas, kariškai pasitempęs, reiklus partizanų vadas, turėjęs aiškias nuostatas pasipriešinimo strategijos ir taktikos klausimais. Kada susikūrė jungtinė Kęstučio apygarda, jisai tampa pirmuoju vadu. Ir jo pirmieji tie irgi dokumentai apie jungtinės Kęstučio apygardą, būtent jis pasirašo kaip vadas. Ir paskui jau būsimas vadas, Jonas Žemaitis, vėl pažymės savo dokumentuose, kad jo gairės, jo dėl vienimosi Lietuvos partizanų visoje Lietuvoje bus irgi toks kaip gairės, jis pasako, gairės tolesnė ir Žemaičio veiklai. Būtent jo tas pirminiai tie. Nes jisai irgi tokia net parašo tokį ilgą net laišką jau, kaip buvo 47 metais irgi partizanai bandė vienytis. Jis pasirašo tokį ilgą laišką, kaip jis įsivaizduoja tą partizanį judėjimą, kas ten tas partizaninis judėjimas. Tokį ilgas, ten jo, kaip sakai, požiūris, kas tas partizaninis judėjimas yra. Taigi, sakysim taip, Juozas Vitkos Kazimieraitis, tai Pietų Lietuva, Žemaitija, ypač Pietų Žemaitija, Juozas Kasperavičius. Va tie, kurie tokie kovotojai, berbrūkšneliai ir iš dalies ideologai tos kovos. Jisai buvo Lietuvos armijos kapitonas, aviatorius, jau žūties metu kapitonas, o šiaip aviacijos leitenantas buvo. Ir jisai ėmėsi organizuoti būtent jungtinę Kęstučio apygardą 1946 metais ir buvo vienas iš tų pirmųjų vadų, kai jau buvo ta struktūra tokia labiau išreikšta ir organizuota. Jau ne tiek Lietuvos laisvės armijos, kiek tiesiog partizanų ta visa struktūra buvo kito. Ir tada būtent atsirado tos apygardos ir Juozas Kasperavičius būtent šitoj teritorijoje suvienijo net 6 rinktinės. Ir už tai jinai ir vadinasi jungtinė Kęstučio apygarda, iš kurios paskui prisikėlimo apygarda paėmė 3 rinktinės ir tada Kęstučio apygarda tapo Kęstučio apygarda. Jau po Juozo Kasperavičiaus žūties. Kęstučio apygardos vadas parašė partizanų laišką gyviesiems. Mes buvome priversti išeiti ginti savo krašto, savųjų sodybų, bočių ir tėvų krauju aplaistytos žemės. Mes kaip žmonės pasipriešiname prieš žmogaus teisių mindžiojimą, prieš aukščiausiojo laipsnio vergyją. Mes negalime sutikti su melu, apgaulę, klasta ir tautą žudančiomis nedorybėmis. Mes kovėmės už Dievą ir tėvynę, už nukankintus Rainiuose, Paneriuose, Panevėžy, už 100 tūkstančių politinių kalinių ir tremtinių, žuvusių, kentėjusių, suluošintų lageriuose ir kalėjimuose. Mes kovėmės prieš komunistinę vergyją. Ir labai greitai, jo tas tiek kaip karininko talentas, tiek kaip tokio ideologinio vado talentas yra pastebimas, nes jis eilinių būna viso labo ten labai trumpą laiką. Jis užima vadovaujančias pareigas ir labai greitai jam yra patikima jungtinės Kęstučio apygardos vado pareigos ir tas vienijimas. Juozas Kasperavičius Visvydas visą laiką akcentavo būtinybę atkurti vieningą pogrindį. Jo siūlymų partizanus oficialiai imta vadinti laisvės kovotojais. Jo tas nuopelnas karžygio apdovanojimui, ne už tai, kad vienijo apygardą. Iš ties, čia galėtumėm tada daug matyti tų apygardų kūrės ir tie vadai
vienijo. Tai yra pabrėžiama būtent jam sutikima 49 vasario 16 šitas vardas jau po mirties, yra keli metai praėję, kai jis yra žuvęs, akcentuojama, kad būtent jo indėlis kaip ideologo į tą Lietuvos laisvės kovos sąjūdį, kuris susikurs po kelių metų nuo jo žūties, buvo neįkainojamas, vertingas. Jis vienas pirmųjų pradėjo kalbėti apie tai, kad partizanai nėra tik tie, kurie su ginklu išėjo ginti Lietuvą. Jis ima kalbėti, kad partizanas turi turėti daugiau atsakomybių, kad jis yra tas ir ideologinis vadas, kuris yra ir politikas tam tikra prasme, kuris turi vienyti, kad tai mes neturim atskirti vieną ideologinę tokią kovą ir čia ginkluotą kovą. Patys partizanai turi tos veiklos imtis. Ir būtent jis pasiūlo, kad ta vieninga organizacija gali vadintis Laisvės kovos sąjūdis. Tai realiai, ką ir turim 49-ais, tik tai yra pridedamas Lietuvos Laisvės kovos sąjūdis. Tai už tą tokią pagrindą, tai, kuo remiasi Jonas Žemaitis, jau imdamas vienytis, jis ir akcentuoja ir pabrėžia, kad būtent Juozo Kasperavičiaus indėlis čia yra reikšmingas, svarbus ir už tai tas karžygio vardas jam yra sutikimas. MGB agentui Juozui Markuliui Ereliui nepavykus išsiaiškinti tikslios Kęstučio apygardos štabo bunkerio vietos, 1947 metais saugumiečiai ėmėsi ypač aktyvių veiksmų. Siautė agentai, buvo organizuojamos didelės čekistinės karinės operacijos siekiant išsiaiškinti partizanų vadus, jų ryšius ir vadavietės. Be abejo, nes čia visiškai ta lokacija, visiškai artima, jinai tai be abejo ir čia tie vadai būtent, kad jie vieni kitus ir turėjo pažinoti. Gal ten tolimesnių apygardų buvo sunkiau pasiekiami ten ryšiai, kol užsimegsdavo ir kol atstumą reikdavo didesnį įveikti, o šita teritorija jinai buvo būtent jie labai artimai turėjo bendrauti. NKVD darbuotojai sužinoja, kad 1947 metais per Velykas Juozas Kasperavičius Visvydas turi susitikti su kitais Kęstučio apygardos atstovais netoli Batakių ant Agluonos upelio kranto įsikūrusioje Juknos sodyboje apsupoje keliais žiedais. Prasiveržti buvo neįmanoma. Mūšis tęsėsi 3 valandas. Juozas Kasperavičius Visvydas ir jį lydėjęs adjutantas Albinas Biliūnas Džiugas žuvo. Yra nežinoma tiksliai, ar nusišovė, ar susisprogdino, bet jo kūnas buvo atvežtas į Tauragę išniekinimui ir manoma, kad su kitais kovotojais toj garsioji Šiubertiniai turėtų būti užkastas. Tiksliai palaikai nėra dar šiandien surasti ir nežinom. Tai jisai žuvo Batakių, netoli bunkeryje prie Batakių irgi pasiekojo kautynių su NKVDistais ir 1947 metų balandžio mėnesį. Ir po jo žūties jungtinės Kęstučio apygardos vadu trumpą laiką buvo išrinktas Jonas Žemaitis, o Petras Bartkus organizacinio skyriaus viršininku tos jungtinės Kęstučio apygardos tapo. Jis atėjęs 45 rudenį. Ir čia dar galima paminėti, bent jau man pačiai, kas yra be galo gražu, tas mūsų vadų toks persipinimas. Ir kito karžygio Petro Bartkaus likimas, jie yra kartu. Jie kurį laiką tikrai ideologiškai kartu ir vadovauja, ir kuria, ir vienyje. Ir 47 balandis. 4 diena Velykų arba praėjus po Velykų yra išduodamas jo bunkeris prie Biliūnų miške ir jis ten su savo adjutantu žūsta. Bet Petras Bartkus, kuris kartu su jais žiemojo ir ten buvo tame bunkeryje, iš to bunkerio į susitikimą pakviestas į Suvalkiją, išeina viso labo prieš kelias dienas. Tai neabejotinai, kad Petro Bartkaus žūtis lygiai taip pat būtų kartu šitam bunkerėje apsupus, kuris neturėjo tokio išėjimo sarginio ten sodyboje rėmėjų, bet Petrui Bartkui dar buvo lemta tęsti tą vienijimo darbą, kai Juozas Kasperavičius garbingai su adjutantu nepasidavė
atėmė savo gyvybę tiesėdami tą priesaikos. Žuvusių partizanų kūnai buvo atvežti į Tauragę ir numesti garsiosios Šubertinės NKVD laikino tardymo kalėjimo kieme. Galima pasidžiaugti, kad tą laisvės kovų pasakojimą tarsi įvairiom iniciatyvom mes jį gaivinam ir atsimenam ir užauga ta nepriklausomos Lietuvos karta, kuri atsigrėžia per tokią valstybinę, tautinę liniją, ne tik savo asmeninę. Mano senelis buvo, dėl to man rūpi. Iš tikrųjų, jau tai daliai, kuriai rūpi, jau rūpi kaip tautos istorija. Tai tuo galime džiaugtis, bet tolstantis metai nuo įvykių mums nutolina tas tokias realias galimybės, pavyzdžiui, surasti to daugybės tūkstančių dar nežinomų kovotojų užkasimo vietas, kur atrodo artimieji tik to ir prašo, duokit mums kūną, kad mes turėtumėm savo kapelį. Ir šitų paieškos jos tik sunkės, nes liudininkų, kur daugmaž, nes ten ar vienos ar kitos pusės, kurie galėtų atvesti ir parodyti mažės, ir tikriausiai tokiais labiau atsitiktiniais atvejais pavyks rasti arba jau tyrinėtas tikrai masinės kapavietės.